Rokai, aš nervinuosi. Žiūrėk, tik žmonių susirinko, man balsas dings, nepadainuosiu. Man neišiai, supranti? Palauk, nusiramink. Visada taip sakai, bet visada puikiai padainuoji. Matai, kaip apsirengiau? Aš nepasiruošiu dainas scenai, siubingai atrodo, ar ne? Atrodai labai gražiai. Susikaupk. Ir viskas bus gerai. Gerai, einu. Pasitikime puikią dainininkę. Jums dainuoja Vika. Mėgaukitės pasirodymu ir nepamirškite užsisakyti gėrimų. Disfruten del show y no se olviden de consumir. Labas vakaras. Ačiū. Rokai? Na kaip? Labai gerai, iš manęs labai patiko. Pasveikinkite Roką Janys. Rokai, sveikinu ir tave, tikrai sveikinu. Puikiai vadinavom, ar ne? Tikrai labai gerai. Dabar tavo eilė. Taip, kaip tavo akis blizga, kai apie pinigus kalbė. Lemputė įsijungia, na gerai. Blizga. Gerai, imkit, užsidirbot. Ateikit, kada panorėjo, labai jums ačiū. Kvailių mane laikai. Kodėl? Kas įdomu? 10 pesų. 10 pesų, ką? 10 pesų žmonės geria kaip pasiūtė. Netilėsiu. Nemėtik čia 10 pesų. Tu apkalikas. Tikrai nemėlas. Ne, nešdinamės iš čia, daugiau mūsų nematysi, seniai. Tegul prasmenga šitas tavo baras. Eik savo, dar grįžit išbadėję. Klausyk, buvo smagu? Mums gerai sekėsi. Labai gerai. Gal kad tas kvailys davė tik 10 pesų. Tik 10. Tai buvai teisus, jis mus apgavo. Džiugas tik tuo, kad kartu padainavom. Tikrai. Žinai, kai dainavom, mes visiškai susiliejom. Rimtai. Aš irgi taip jaučiausi. Reikia dar kartą padainuoti. Tik netokiam bariūkšti. Susiraskim geresnę vietelę, kur mums gerai mokės. Gal kokį restoraną? Kodėl ne? Būtų gerai. Prisimeni, kaip dainavom laive? Prisimenu. Buvo smagu, ar ne? Taip. Prisimenu viską, kas ten įvyko. Kągi, einu namo. Nenori nakvoti mokykloje? Ne, tėvelis rytoj prabus ir norės, kad pusryčius paruoščiau, lovą pakločiau. Geriau eisiu namo. Nenoriu būti įkyrus, bet man nepatinka palikti tave su juo vieną. Nieko baisaus, jis tik prisigėrė, kad miegos iki ryto. O kas bus rytoj? Rytoj bus nauja diena. Iki pasimatymo. Visa.